Koreliacija yra statistinis ryšys tarp dviejų ar daugiau kintamųjų, parodantis, kaip jie juda vienas kito atžvilgiu. Finansų srityje ši savoka yra ypač svarbi ir dažnai naudojama, nes leidžia suprasti, kaip skirtingos investicijos reaguoja į tuos pačius rinkos veiksnius ir pokyčius. Koreliacija gali būti teigiama, kai abu kintamieji juda tą pačią kryptimi, neigiama, kai juda priešingai, taip pat ji gali būti skirtingo dydžio. Investavimo kontekste koreliacija tampa vienu pagrindinių diversifikacijos principų. Sudarant portfelį, siekiama pasirinkti tokius aktyvus, kurių tarpusavio koreliacija yra kuo mažesnė arba neigiama. Tai leidžia sumažinti bendrą portfelio riziką, nes vienų investicijų nuostolius gali kompensuoti kitų augimas. Svarbu pabrėžti, kad koreliacija nereiškia priežastinio ryšio. Du rodikliai gali judėti kartu, tačiau tai nebūtinai reiškia, kad vienas sukelia kito pokyčius. Todėl analizuojant duomenis, būtina atsargiai vertinti išvadas ir remtis platesniu kontekstu. Taip pat esant didesniai finansiniai kriziai tikėtini koreliaciniai lūžiai, kurie keičia įprastus dėsningumus ir lūkesčius. Bet kokiu atveju, koreliacija yra svarbus analitinis įrankis, padedantis geriau suprasti rinkos dinamiką ir priimti pagristus investicinius sprendimus, tačiau ją būtina interpretuoti atsakingai ir kompleksiškai.